Labas. Norėjau pasidalinti tokia trumpa žinute, nes jeigu ta informacija, patirtis ateina iki manęs, tai galbūt ateina ir iki tavęs, kas tai klauso. Nes tai standartinės visos situacijos. Tai jeigu tu esi tas, kuris nori padėti ir nori dalintis ir darai tai tikrai, gal ne su visais, ne visiems, bet tarsi paslaugą tai darai ir nes gali, nes turi kuo dalintis. Ir žmogus tai priema, bet po to būna nedėkingas ir netgi kaltina, netgi jeigu ypatingai tai yra gydanti energija ir žmogus ją pasiema, tarsi būna išgydytas ar fiziškai, ar kažkokiu kitokiu būdu. Ir po to jame kyla pokytis ir iš tiesų tai nesuvokimas tiesiog, nesuvokimas ir nedėkingumas. Tai kadangi stebiu tas situacijas, mano kely tai būna, nežinau, iš tikrųjų netkreipiau dėmesio. Greičiausiai būna ir gal buvo, ir nežinau, nors aš nesu ta fizinė gydytoja. Nesu apskritai gal gydytoja, esu kas esu tiesiog, gal net nesu. Bet dabar teko tai stebėti tokią vieną situaciją ir tu matai tą nedėkingumą, ir tu matai, bet už to slypinčią baimę ir baimės energiją, skausmo, žodžiu, senų modelių, senų neišgyventų, nesuvoktų modelių ir net kaltinimo kažkokia gal energija, gal nepasitikėjimo, oi kiek daug, bet už viso to didžiąja prasme slypi baimė ir seni įsitikinimai, senos programos, kurios iš kartos į kartą yra sudėtos ir vertinimo, be galo daug vertinimo ir net neaišku, ar to žmogaus gal tiesiog išorės įdiegto. Ir mes labai greitai pamirštam, būna žmonės pamiršta greitai ir iš tikrųjų esant įtakotam labai lengva pasimesti ir vėl sėsti į pasąmoninės programas. Tai tiesiog yra senos modeliai, senos programos ir energetinis fonas, kokia supa aplinka. Ir žmogui, kuris suteikia tą gydymą, tai sielai, kuri tikrai visą ko geriausio, nes galėjo ir atvėrė širdį ir wow, ir įsivaizduokit, koks būna durys į širdį, galbūt durys į tą visą bendrai koncentruotą tokią energiją, koks tai gali būti, šokas, trauma tokia kaip ir sunkumo jausmas galėtų būti, bet aš su šitu ir įrašu noriu paraginti tave, jeigu tu tai nenoriu, kad tu tai patirtum, tai tam iš tiesų ir įrašinėju, jeigu netyčia, tu klausantysis, tai patiri karts nuo karto, ar kažkada teko tai patirti. Tai kviečiu tave suvokti, kad tiesiog yra didžiulis nesupratimas ir tavo pastangos tikrai nenueina niekada per niek. Ir nereikia sustabdyti šitos energijos. Mes kažko galbūt galim iš to pasimokyti, tačiau nesustabdyti ir nėra žodžio pasąmoniai, leisti tą energiją tekėti, leisti ir toliau tą energiją tekėti, nes jinai be galo yra svarbi, išgirsk mane. Besąlyginė meilė, ateina suvokimas tokiem žmonėm, būna labai tik po laiko ir galų gale aukštesnis planas vis tiek padarys savo ir vis tiek sudėlios viską taip, kaip turi būti sudėliota, bet mūsų pastangos, mūsų tyras, nuoširdus, visada ketinimas, jisai niekada nenueina per niek. Jisai aplink tą situaciją sukuria begalę daug grožio, gal net tas gydymas reikalingas ne tam žmogui, o kitiem, kurie tai stebėjo. Ir
visada tavo tyras širdies veiksmas, tyras noras pasitarnauti kitam, tyras noras padėti, nes nesvarbu kokia intencija, ar tai iš galimybės, ar tai nes galim padėti, ar tai žiūrint iš tikrųjų, jeigu tai iš meilės, tikrai iš meilės, norint padėti. Tai visada šitas veiksmas yra, visada jisai yra prasmingas, nepaisant to, kad rezultatas nebuvo galutinai šioje akimirkoje pagalba, o gal net ir blogiau atrodo šioje akimirkoje, bet tai yra tik šita akimirka, kuri yra kaip pro rakto skylutė. Visada atmink, kad tas, kuris nesuprato, tas, kuris skleidžia, nukrenta, baimiai būna net apverčia situaciją, tai jisai tiesiog yra savo pamokoje, kurią reikės anksčiau ir vėliau išmokti. Ir mes visi mokomės, mes ką galim padaryti, tai pasimelsti už tą sielą, kad jinai susivoktų, nepykti, neįsiskaudinti, tik neužsklęsti, tik ir toliau palaikyti atvertą savo širdį ir leisti tai nuostabiai energijai tekėti iš meilės, iš begalinio to sąmoningo vandenyno ir suvokti, kad jį pasiekti gali šioje akimirkoje ne visi. Aš noriu pasakyti tau, kad nepaisant visko, kad ir ką tu darai, kad ir ką tu bedarai iš širdies, čia net ne vien apie gydymą, bet kad ir ką tu bedarai ir tai darai iš širdies, kad ir ką tu jauti, bet jaučia tavo širdis, kad ir kaip protas, kad ir kokios taisyklės bebūtų, mūsų socialinės sudėtos, kad ir kas bebūtų, kad ir kokie būtų įprasti senoviniai mąstymo modeliai, bet tu jauti širdimi, kad ir ką tu bejauti, tai yra ir viską darai iš širdies, viską, ką bedarai iš širdies, tai yra be galo prasminga. Nesvarbu, kas tai bebūtų, bet tai, jeigu ta energija teka iš širdies, tai yra be galo gražu. Ir rezultatas net nesvarbu, svarbus ta akimirka, kurioje tu esi tai darant. Tai yra neįkainuojama. Tai yra tai, kas yra tikriausia ir gražiausia, kas čia gali būti šitoj planetoj. O visa kita po to, kas ten gaunasi. Čia kaip kažkada mačiau tą. Tokia mergaitė, kur tėčiai nešė tokią dovaną, gėlę, nulūžęs kotas. Tiksliau, gėlė nulūžęs kotas likęs. Ir jinai taip nešė, taip džiaugiasi. Ir tas visas procesas buvo man stebinčiai. Aš iki šios akimirkos atsimenu ir tai buvo man. Tarsi, ten buvo ir jiem visiems, bet tas procesas, rezultatas, nesvarbu koks ten tas rezultatas, bet tas procesas, ta meilė ir tas džiaugsmas, tas visas procesas buvo labai gražus ir niekada rezultatas net nėra labai svarbus procesas. Tai aš linkiu, kad tu būtum procese, šventėje, džiaugsme, o kaip ten jau gaunasi, taip gaunasi, bet svarbu, kad be lūkesčio, be kažkokių tikėjimuose ar ten rezultato kažkokio, ar laukimo kažkokio to rezultato, o procese. Ir tas procesas džiaugsmingas, nes eina iš širdies. Tai to linkiu tau, ir atstumti, jeigu tos strėlės ten susmigo, ar kažkokie įsižeidimai, ar kažkokias skausmas bebuvo, čia sakau ir savo, nes man tai buvo ir nesenai tai kalbu savo. Įsiplėsti ir suvokti, kad tai nebuvo tyčia, tai tiesiog yra, taip yra. Įsiplėsti, išlaisvinti ir susibalansuoti
Ir lai teka vėl meilės energija, vėl per tavo viršugalvį širdį, įsiplečia, tavo širdis įsiplečia, apriepia visą žemę, visą šitą žemę ir už žemės ribų. Ir tu visas tada spindi ir tada vyksta nuostabus dalykai. Kad ir kokia ta išorė, taip, išorė reikia keisti, jeigu jinai mums nebepasitarnauja. Bet ši akimirka yra tokia, kokia yra. Ir aš noriu joje tau perduoti, kad tu esi nuostabus, tu esi labai nuostabus, tikrai. Ir tavo visos pastangos yra visada labai reikalingos ir labai vertinamos ir labai, sakiau nevertinti, bet kokiu atveju labai svarbios. Iš tos energijos, kad labai svarbios ir jos labai gražiai pasitarnauja. Tad ačiū tau, begalinis dėkingumas tau visada, kai tu tai darai iš širdies. Ir tokia žinutė šiandieną iš manęs. Iki greito, kažkada, iki.